Taigi sveiki gerbėmieji, sveikos gerbiamosios, sveikas Tomai, sveikas. Sveikas. Tai va, nežinau, iš karto parašykit, ar jūs mūsų dabar ne tai, kad girdit, o ar mato. Čia pas mus kažkokie tai techniniai nesklandumai. Bet mes visiems, bet kokiu atveju, įrašas bus, tai bet kokiu atveju jūs pamatysit, o ką jūs pamatysit, aišku, pamatysit iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme, iš laidelės tiksliau transliacijos tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Sakyti dabar tinklalaidė. Tinklalaidė, reikia sakyti, tinklalaidė. Tai va, ar girdit, ar matot, parašykit, nes iš tikrųjų mes čia kažkaip šiandien pakankamai sunkiai prisijungėme. Taigi naujienų iš tikrųjų daug ir tos naujienos, sakyčiau, pirma, tai tikrai yra vasariška. Mes visi Vilniečiai džiaugiamės svečių ar viešne, mes nežinom, mes nežiūrėjom. Ten, aš manau, kad niekas ypatingai ir nenorėjo prieiti prie meškos, kuri vaikščiojo per miestą. O tiesa, tai buvo meška ar lokys, kaip tu galvoji? Aš kiek skaičiau, kad galima ir tap vadinti. Į meškų, į lokių. Va taip va. Va, bet man kas patiko. Man visada vyras nuo moters skiriasi, taip pat ir gamtoje, suprantate, turėtų būti skirtumai tarp meškos ir lokio. Aš žinau, kas tikrai nesiskiria. Mūsų atsakingų tarnybų reakcija. Kai maudėsi briedis, stovėjau aš prie Seimo rūmų su labai garbingu žmogumi, beje, buvusio aplinkos ministru, ir mes tai ten dar tuomet pajuokavom. Atsakau, o kas bus, jeigu bus lokys? Sako, tai bus pakankamai liūdna. Pasijuokėm, šią jums lokys. Ir kai buvo briedžio istorija, tai aš atsimenu, kai jau portale buvo parašyta, briedis iššoko iš upės ir buvo globojamas aplinkosaugininkų. Aš tą momentą nufilmavau, jokių aplinkosaugininkų nebuvo, briedis tiesiog išėjo. Ir aš vėl skaitau, o ką aš skaitau, kad pasirodo mūsų aplinkos specialistai suvaldė situaciją. Klausyk, kaip tu galvoji, kame yra suvaldymas tos situacijos? Žinai, aš situacijos suvaldymą tau apibūdinsiu taip. Pirmas dalykas, aš atsimenu, kažkada gyvenau Buivydiškėse. Ten šalia buvo toksai kažkada zootechnikos kažkoks technikumas, paskui ten kažkaip pervadino, nežinau, į mokyklą kažkokią. Ir aš mačiau, kaip jaunieji zootechnikai labai sunkiai prie karvių, labai bijojo, suprantate, jų. Tai čia nieko tokio. Dabar aš dabar tiesiog pacituosiu. Aš nenoriu sakyti arba pasakoti arba rašyti, ką už mane jau seniau parašė, papasakoja kiti. Štai Buškevičius Stasys rašo. Kuo daugiau institucijų, departamentų, skyrių, reglamentų, aprašų, tvarkų, komisijų, procedūrų, tuo mažiau efektyvumo. Atėjo į Vilnių meška. Ir paaiškėjo, kad klausimų spręsti taip tiesiog paprastai neįmanoma. Siūlau skubiai sušaukti neeilinį tarp institucinį pasitarimą, kuris darytų darbo grupę, kuri po kokių 8-9 posėdžių maždaug metus truktų viskas. Parengtų pasiūlymą aplinkos ministerijai sukurti veiksmų planą tokiems atvejams. Bet tam reikės įstatymų pataisų. Ministerija pagal šios pasiūlymus galėtų parengti įstatymų pataisų projektus ir teikti vyriausybei. Seimas po visų procedūrų tikėtina priimtų įstatymų pataisas, bet jas gali vetuoti prezidentas. Tektų ieškoti kompromiso dėl 159 straipsnio 3 punkto paskutinio sakinio išdėstymo tvarkos. Visą tą laiką daug diskusijų, ginčų, atskirų Seimo narių įrašų socialinėse medijose. Žmonės pamirštų, nuo ko viskas prasidėjo, meška per tą laiką grįžtų į Baltarusiją, ramiai sulauktų senatvės ir numirtų. Ministerija turės spėtų užbaigti kurti veiksmų plano, nes ministras pasikeistų, o įpėdinis turėtų kitus prioritetus. Vienas iš kurių sukurti prioritetų kūrimo darbo grupę. Kaip galima geriau pakomentuoti visą situaciją? Taip, iš esmės, ir man patiko svarbiausiai toks dalykas, kai galiausiai jau ministerija lygtai atsispjaudė tos meškos, paaiškėjo toks labai įdomus dalykas, kad medžiotojai
paėmė ir pranešė, į kuriuos buvo kreiptasi. Pasirodo, kad medžiotojų būreliui buvo tiesiog įsakyta mešką nušauti. Meškai pasisekė, medžiotojai nutarė, nueikit jūs peklon su savo tokiais nurodymais. Kodėl turim mes būti patys kalčiausi šitoj situacijoje, jo lab, kad medžiotojų pas mus jau nelabai jau ir myli. Aš noriu tau pasakyti šitą, priminti, kad čia prieš kažkiek laiko Seime ten siautėjo, griaudėjo visi ir visokie ten tušti narvai bušavojo ir visokie kitokie debilai, supranti, kurie aiškino, kad medžiotojams negalima turėti, pavyzdžiui, termovizorių. Na tai dabar, supranti, kaip tu galvoji, supranti, mešką Lietuvoje greičiau aptiktų, nežinau, kokiam 16-17 amžiui, supranti, kažkoks tai ten eigulys. Ar supranti, pas mus, kai yra GPS, termovizoriai, taip toliau šitą ir visa stebėsena. Kažkaip eigulys mešką susekdavo. Su termovizoriais jau pas mus yra problema. Nežinau, šiaip jeigu mes tai pažiūrėsim, kur pas mus problemos nėra. O dabar mokesčius sukels. Ir problemos visos baigsis. Saldžiai gert mėgsta. O tu mėgsti saldžiai? Aš ne. Ai, tu nemėgsti. Tau negresia. Aš limonado negeriu, apie limonado mokestį prieisim, bet žiūrėk, šalia meškos paieškų yra dar viena istorija, supranti, kad iš tranzitinio rusiško traukinio iššoko kažkoks balvonas. Ar balvonas, ar diversantas Vilniai žino. Ir kažkaip tai, supranti, šitą tarnybos aiškina, kad tai vienetinis atvejis. Reiškia, tai meškos nepagauna ir balvono ar diversanto nepagauna. Klausyk, gal meška irgi buvo diversantas? O kas gali paneigti, jeigu Rusijoje, supranti, ten Rusijos atstovas jungtinėse tautose pasakojo, kad ukrainiečiai turi ten kovinės antis, taip toliau, šitai, kodėl čia negali būti kovinė. Kovinė. Čia kovinė meška. Su žvalgybos misija. Ėjo tiesiai, supranti, ėjo Seimo link. Taip, ir jinai, matai, įgudriai apėjo koncertiną, supranti, šitai, praplaukė tiesiog šitą, tai ir viskas, šitai, ir atėjo, kur jai reikia šitą, ir ką, tai pripažinkim mešką, bet vėlgi labai įdomus dalykas, mes juokėmės, bet juokas yra kvailas, nes jeigu iš tranzitinio traukinio nepastebėtai gali dingti žmogus, kodėl iš to paties tranzitinio traukinio negali, pavyzdžiui, išsilaipinti kokie 5 žmonės, 6, 10. Būrys diversantų. Kuopa, gerai paruošta. Kodėl negali? Ir įvykdyti kokią nors diversiją. Taip. Nes kažkada, aš gerai atsimenu, kai čia buvo dar karo Ukrainoje pradžioj, buvo garsiai kalbama, kad taip ir taip, Kaliningrado traukinys bus lydimas. O aš šitą gerai atsimenu. Aš irgi lygiai gerai atsimenu, nes aš tą klausimą irgi įkėliau ne tik aš, įkėlė buvęs VSD pareigūnas apžvalgininkas Giedrius Keulakis, kad šitas traukinys važinėja čia, dabar suprantu šitą, ir kas ten gali jam sutrukdyti padaryti kažką tokio įdomesnio. Įdomesnio kabutėse. Man tada visi Seime atsakė, kad viskas yra kontroliuojama pagal ES standartus. Tu žinai, kas yra ES standartai? Be abejo. Tai yra dokumentų visi rinkiniai, kurių dažniausiai neskaitinė pats, kuris rašė juos. Ten rašytojų yra daugiau negu skaitytojų. Taip, skaitytojų beveik nėra, rašytojų yra daug. O tie, kurie pasiruošę bus vykdyti diversijas, ar jie būtų žmonės, o jo labiau meškos, jie tų direktyvų tikrai neskaitys. Jie tiesiog darys savo darbą. Ir vėlgi sugrįžtant, visą laiką ta saugumo tema yra operuojama, tarp kitko, aš taip suprantu, kad pas mus ryšys iki šiol trūkinėja labai sėkmingai, iš karto galiu pasakyti, kad vis tiek vaizdo įrašas bus. Ir tiesą parašykit, nors parašykit, ant kiek gerai jūs mūsų matot. Nežinau, čia kažkokia yra anomalija, ryšys iš tikrųjų trūkinėja.
Nors atrodo padarėm viską. Tai va, bet visą laiką yra susiveda reikalas į tai, kad reikia pinigų. Ir tas būtent limonado mokestis, va tas, va, sakykime, cukraus mokestis. Būtinybė, taip, būtinybėgi dabar, kad dabar jau viskas eis gynyba ir taip toliau. Tiesa, ta pati opozicija, kuri ten šnypštė, kad nu, nereikia. Aš gerai atsimenu, kad pirmą kartą garsiai apie cukraus mokestį pradėjo sapaliot dar net ne konservatorių laikais, o valstiečių ir žaliųjų veryginiais laikais. Ir tuomet buvo lygiai tokia pat argumentacija, kad žmonės cukraus tuomet valgys mažiau, nu dabar ir bus sveikesni. Va, žiūrėk, šitas dalykas. Va čia yra didžioji šito projekto šizofrenija. Kadangi maždaug padarysim taip, kad viskas, kas saldu, būtų mažiau vartojama, o to pačiu surinksim daugiau pinigų ir paskirsim gynybai. Tai jeigu bus mažiau vartojama, tai iš kur pinigai, kaip tu įsivaizduoji? Tai aš dar geresnį dalyką tau galiu pasakyti. Į saldžiųjų gėrimų mokestį patenka gėrimai su dirbtiniais saldikliais. Ne, sacharinai. Aš puikiai atsimenu, kad dirbtiniai saldikliai visą laiką buvo pozicionuojami kaip sveika alternatyva cukrui, nu dėl sveikumo, tai aš labai stipriai pasiginčysiu, be abejo, ypač aspartamo kokio. It ko debesis dabar neaukėsi vėl virš aspartamo, kai baigėsi visus patentinės apsaugos, koks stebuklas. Tai va, bet pats faktas, kad tiesiog, nu visiems absoliučiai aišku, kad tai yra būdas papildomai surinkti kažkiek pinigų į biudžetą. Ir nei sveikumas, nei tuo labiau gynyba nieko bendrogi su šituo kaip ir neturi. Bet klausyk, va toks paprastas dalykas. Bet jeigu tu pasakysi... Cigaretės iš Baltarusijos veža. Na, šnapso gal neveža, užtenka iš Lenkijos alaus, dabar atsiveš prie tokių skirtumų kainų. Supranti šitą čia... Tai ką dabar... Cigaretės iš Baltarusijos ne tai, kad veža. Čia Vilniui, gal supranti šitą kažkiek... Koks 20% turbūt rūko kontrabanda. Aš tai, kadangi nerūkorius, man tai neaktualu, bet tiksliai žinau, kad ir policininkai rūko kontrabandą. O kur nors provincijoje, kaip teisingai parašė mano bičiulis Viktoras Lebežis, supranti, ten miesteliuose ten apie 50% turbūt rūko būtent kontrabandinės cigaretės. Tuomet atsiminiai buvo... O supranti šitą. O kaimuose, jeigu tu rūkai kokį nors oficialų Chesterfieldą, tu iš vis būsi balta varna. Nesupras. Būsi labai įtartinas. Bet iš tikrųjų buvo tas cigarečių testas, kuomet Šalčininkų rajono policijos komisariato šiukšliadėžiai buvo panaršiusių. Prie durų, kur išeina policininkai parūkyti. Ir valdžiškų, kaip vis vadina, cigarečių nuorūkų, ten nerado. Buvo tas dalykas jau prieš keliarius metus. Ir tarp kitko nieko nepasikeitė. Tai dabar, kaip kokie kontrabandininkai ten, nežinau, nešioja degtinę ten, cigaretės, tai dabar nešios Coca-Colos butelius reikia suprasti. Ar dar kažką. Fantos, mirindos ten šitą, visokio kitokio šlamšto. Vakare eisi, supranti, tau taip šitą, iš poskverno, nori fantos. Kontrabandinės. Bet juokas. Ne, nu, bet supranti šitą. Tu įvertink kretinizmo gylį. O dabar, iš karto čia ir dabar vyksta įdomus dalykas. Pakėlus akcizus dizeliniam kūrui, jau per šitą trumpą laiką Lietuva nesurinko 34 milijonų, tai yra net daugiau tiek, kiek tikimasi apie 30 milijonų iš cukraus ruošiasi. Aš visada sakiau, kad tas, kuris nori gauti per daug, negauna nieko. Ir viskas. Nu, Lietuva yra iš tikrųjų maža rinka, lengvai pravažiuojama teritorija. Atviros sienos. Latvija, Lenkija. Jeigu man čia dizelis per brangus, tai kodėl aš čia turiu įpiltis? Jeigu jis mane pabrangino, tai aš įsipilsiu ten, kur nepabrangino. Aš nuvažiuosiu iki Lenkijos, užsipilsiu tą toną, nes vėlgi tai yra kalba ne apie tuos vairuotojus, kurie važiuoja su Opeliuku tą 1,4 TDI. O čia yra kalba apie fūras, apie sunkvežimius. O ten bakai po toną. Ką daro net ir lietuviškos įmonės, daro paprastai. Jiems tik tai reikia pervažiuoti sieną ir jau prie Suvalkų, ten kur nors, dar prie Suvalkų,
Jie įsipila tą toną ir važiuoja toliau. Ir ties ta vieta viskas baigta. Bet tu niekaip to neišaiškinsi, supranti, šitą. Čia yra kažkas tai tokio. Aš nesuprantu, matai, čia vienas atvejis, kai būna kažkokie korupciniai dalykai, kai dar kažkas. O čia net jokia korupcija nekvepia, čia kvepia elementarų debilumu, ekonominiu neraštingumu absoliučiu. Čia yra buhalterinis mąstymas. Problema tame, kad jau ne pirma valdžia, ne pirma vyriausybė, kitaip negu kasininko lygyje, ne buhalterio, kasininko, mąstyti negali. Ta pati aš puikiai prisimenu Kubiliaus vyriausybės kartu su Šimonytė, tuomet ministrė, krizės valdymą. Kuomet Šimonytė griaudė, tada dar ieškojo lytais, jeigu mes ten tos smulkiuosius patentininkus, tuos turgininkus mes prispausim, mes surinksim 1 milijardą litų, dar litų ieškojo milijardą. Finale gavosi špyga. Žmonės likę be darbo, jie tiesiog tą pačią žiemą nukeliavo į socialinės pašalpos skyrius, pasiėmė kompensaciją šildymui, daug kas buvo pensinio, prieš pensinio amžiaus socialinės išmokos ir visa kita, gavosi špyga. Ir čia yra kasininko arba buhalterinis mąstymas. Taip, nes jeigu tu pakeli tiek mokesčius, tai tu gauni tiek. Nei velnio. Tu pakeli mokesčius tiek, atsiranda alternatyva ir tu gauni, atsiprašau, va tiek. Ne kitaip. Bet supranti, kad kaip čia sakoma, kad protingas mokosi iš svetimų klaidų, durnius nepasimoko ir iš savų. Nes jiegi tą patį grėblį mindo. Kas be ko? Jie mindo tą patį grėblį šitą ir visiškai, ir net nesiruošia pripažinti, kad yra kažkaip tai kitaip. Nes jūs suprantat, paskaitot, tų visų projektų aiškinamosius raštus paskaityk Seime, kur teigiami. Tai ten sakau, ir yra tokie dalykai, žinai, šitą, kad viena vertus daugiau surinksim, bus gynybai, supranti, ten ir taip toliau ir panašiai. Ir žmonės mažiau vartos limonadų ir bus sveikesni. Čia vat Kristina Voverytė rašo, ką dar būtų galima apmokestinti kaip limonado mokestis. O ką? Kaip tu galvoji? Daug dalykų. Daug dalykų. Apmokestinti galima bet ką. Jeigu tu istorikas, tu puikiai žinai. Vokietijoje, kai kur, Vokietijos tose valstybėlėse egzistavo batų mokestis. Nešiot odinius batus, normalius, pirmiausiai, dalyje galėjo tik tai aukštuomenė, tai yra valstietis pagautas su batais, jis galėjo, jis buvo išplakamas. Buvo taip, suprantate, tų legendą apie Robin Hoodą tikriausiai žinai šitą. Žinau, bet kokioje versijoje klausimas? Versija, bet kurioje versijoje yra nurodomas vienas dalykas, suprantate, kuris yra atsispindi, tarp kitko jisai visose šalise buvo, pavyzdžiui, mes kalbėjome apie medžioklę, ne? Ten nereikia meškų, suprantate, šitą, užtenka tokių dalykų šitą, kad ten valdiškose arba ten didikų žemėse, didikų ten kažkokiuose plotuose medžioti valstietis galėjo nebent kokį zuikį. O jeigu nušaus briedį, tai buvo brakonierystė. Taip, ir jis buvo pakariamas. Tiesiog pakariamas. Jo, kardavo, supranti, nes dekapitacija buvo taikoma tik tai ridikams, atsiprašau šitą. Taip, o valstiečius kardavo. Tai va taip dėl mokesčių, tai egzistavo, batų mokestis egzistavo. Iš esmės galima apmokestinti bet ką. Bet klausimas, koks bus efektas. O koks bus efektas? O efekto nebus. Ir klausimas dar antras, vėlgi sakykime, dėl mąstymo, grinai dėl mąstymo, nes čia nepasakysi, kad čia kažkam tai tokie mokesčiai, sakykime, specialiai pasitarnauja šiuo atveju. Va, dėl mąstymo dabar iš lygiagrečios visatos, sakau, iš Vilniaus naujienos. Va, kam reikalingi pinigai? Štai naujiena. Šios dienos, tarp kitko, LRT atspausdino, jokie ten, sakykime. Ne marginalai. Priešų balsai. Pranešimas, Naresta pasiryžusi grįžti prie nacionalinio stadiono statybų. Bet kaina per maža. Per mažai pavogta. Jie nieko prieš supranta. Per mažai pavogta. Matai, jie kaip ir nedalyvavę toje istorijoje, jie kaip ir rangovai, genrangovai. Taip. Vienas Stepukonis, tarp kaip ten jo pavardė, suprantate. Jisai vienas pavogė, suprantate. Per visą Lietuvos banko kontrolės sistemą ir FNTT,
kas yra pakankamai čia kartais šizoidiška, ten gali tau užblokuoti dėl 30 eurų pavedimo, supranti, sąskaitą. Taip, o čia 44 milijonai. Čia 4 milijonai, bet jie pasiruošė dar pabandyti. Ne, bet dabar faktas yra tame. Ne, jie yra genrangovai. Šiaip dėl narestus jie yra genrangovai, bet pats faktas yra tame, kad viskas. Stadionas turėjo stovėti. Tas vadinamas Baltkapo, iš tikrųjų ne Baltkap, mes praeitą savaitę kalbėjom, kad antrinė įmonė su vienu žmogum. Turėjo pastatyti šitą stadioną. No. Jo nėra. Jeigu tai neįvyko, prie ko čia dabar seni susitarimai? Dabar turi būti viskas pradėta iš naujo, nuo nulio. O narės ten kiek, 8 milijonus ar kiek ten užkasė tų pinigų, aš neatsimenu, ten sakė viešai, galima pasitikslinti. Tai turėtų išsireikalauti, iš ko, iš Baltkapo, iš ko nori jie tegul reikalauja. Jų problemos yra. Čia jų asmeninės problemos, ne miesto. O miestas turėtų paskelbti naują konkursą. Pažiūrėsim, kaip jie dabar suksis. Pala. Avulis sakė pastatys. Kai Europos Sąjunga duos pinigų, šitą Avulis pastatys. Leidimų jis norėjo, jis lyg tai gavo, tai buvo ta visa. Bet pats faktas. Vidury baltos dienos vyksta šitas dalykas. Vėlgi čia yra riksmai, kad trūksta pinigų, mes neturim iš ko gintis ir taip toliau. Vyksta tokie dalykai ir tiesą sakant, nei mūsų teisėsauga kažką ypatingai, nei Seime kokių reakcijų, o visi tokie pakankamai. Oi, stop. Mūsų teisėsauga, suprantate, kaip tik taip sureagavo į tokią giliai prasmingą ar neprasmingą, nežinau, iniciatyvą. Specialiųjų tyrimų tarnyba tvirtina, kad teisės aktų pataisos, kuriomis siūloma švelninti sankcijas į čekiukų istorijos įsipainiojams asmenims, kelia grėsmę nuosekliai baudžiamosios teisės sistemai. Įsivaizduok, suprantate, šitą, kokia nuosekli yra mūsų STT. Visos savivaldybės, kaip žinia, tvirtino reglamentus pačios. Sakykime, Kaune dar konservatorius Andrius Kupčinskas su visa savo komanda, ne vienas be abejo, patvirtino tokią praktiką, kad iš viso jokių čekiukų nereikėjo. Tai šitas reglamentas ir dabar STT tinka. Nieko baisaus. Šiaulių rajone buvo patvirtintas reglamentas, kad yra limitas, čekiukų reikia, bet visiškai nenurodyta reglamente, iš kokios sąskaitos mokėti. O jeigu nenurodyta, tai koks skirtumas šitą? Ar aš to daviau, ar tu man davė, ar meilužė, ar kaimynas? Taip, principai, jeigu tokios žaidimo taisyklės, tai žaidžiama pagal jas. Tai jeigu žaidžiama pagal taisyklės, tai ko yra norima? Supranti, supranti šitą, pavyzdžiui, ten Kaišiadoryse iš vis yra anekdotinė situacija, kai dabartiniam merui Čėsnai, supranti, iškelta byla. A kitiems, kurie rinko, supranti, tos čekiukus iš šiukšlių dėžių degalinėse, bylos neiškeltos. Tai kyla klausimas, čia kaip yra šita, tai čia yra teisinės sistemos nuoseklumas pagal STT. Ar nelabai, ar ne visai, supranti. Nes, aš nežinau šitą, ten, pavyzdžiui, yra išskirtinių atvejų, pavyzdžiui, jeigu buvusi ministrė viena tokia Gintarė Skaistė gali iš kišenės ištraukti 15 000 ir grąžinti toj pat, jeigu nevogė. Jeigu viskas teisėta, tai kam tu grąžini? Visų pirma, tai reikia... O jeigu neteisėta, tai kodėl tu dar nesėdi? Tai šitas paprastas klausimas. Bet iš viso reikia turėti po ranką, supranti šitą, kad tu taip paimtum ir ištrauktum. Dabar tau reikėtų staigiai 15 štangų paimti, supranti šitą ir ten riduoti. Bet Tomai, visiems paprastas dalykas. Bet STT reikalauja nuoseklumo. Ne, bet šiuo atveju aš būsiu STT advokatas šiuo atveju. Nes siūlymas, kuris dabar, kurį bandoma prastumtis, labai yra aiškus. Tai yra už piktnaudžiavimą bus baudžiama nuo kosminių sumų. Nuo kosminių. Ten, kurie skaičiuojami tūkstančiais. Ir jeigu pagal paprastą principą, nes piktnaudžiavimas, šiaip nusikaltimas, jis prilygsta mano supratimu, čia mano asmeninė nuomonė, jis prilygsta vagystei. Aš jį prilyginčiau. Ir dabar paprastas dalykas, leisk užbaigti mintį. Paprastas dalykas. Jeigu dabar baudžiamoji atsakomybė atsiras už kelis ten tūkstančius, net ir už 14 000 iš tikrųjų, atsiras, tai
kodėl turi būti baudžiamas pijokėlis, kuris rytinio drebulio kankinamas pavogė ne ten degtinės butelį už 8 eurus, o pavogė kokią nors konjaką už 100 su virš ir dar užkandai dar įkrų. Ir gavosi suma, nuo kurios prasideda baudžiamoji atsakomybė. O tada kodėl reikia bausti tokius? Tada reikia ir vagis. Tus klasikinius žulikus, vagis. Reikia irgi atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už sumas, kurios ten neviršė, ten aš dabar iš karto pamiršau, kiek ten tų 460 MGL, kiek ten yra. Žiūrėk, bet mane ypač linksmina, supranti, šitą apeliacijos į visokias tarptautinės institucijas. Atsižvelgiant į neapibrėžtą praktinį taikymą ir siekiant išlaikyti konstitucinį teisingumo principą, STT siūlo papildomai vertinti šių pasikeitimų tikslingumą pagal naujausios Lietuvos aukščiausiojo teismo bei Konstitucijos teismo išaiškinimus, taip pat tarptautinius EBPO įsipareigojimus susijusius su kova su korupcija. EBPO. Viena iš beprasmiškiausių organizacijų, narystė, kurioje yra, tik tai kainuoja ir nieko neduoda. O toj prisiminsim kitame kontekste ir kaip tik prie šito konteksto keliaujam, nes anonsuotas, kad yra apie Šarikovus, tai Šarikovai. Dabar eilinį kartą Seimas nutarė su mumis visais pažaisti. Ir Seimas, rytoj tarp kitko mitingas ūkininkų, nuo 10 valandos ūkininkai renkasi prie Seimo. Rinkosi tikėdamasi būt tuo momentu, kuomet bus balsuojama dėl nekilnojamo turto mokesčių ir gyventojų pajamų mokesčių. Abu mokesčiai, bet kokiu atveju, smogs pakankamai stipriai, ūkininkam taip pat. Bet Seimas nutarė šiek tiek pažongliruoti ir pagal savo gerą tradiciją nukišti klausimą dar kitai savaitė, tai yra praktiškai sesijos pabaigai, neeiliniam posėdžiui. Čia yra klasika, čia iš vis yra klasika. Klasika ir labai dažnai, suprantate, ten būna padaroma kaip. Ten kažkas pateikė kažkokią simbolinę pataisą. Išeina komiteto pirmininkas ar komiteto pirmininko pavaduotojas ar šiaip komiteto atstovas. Ir kaip klausima jo, suprantate, šitą, kad buvo pateiktos tokios pataisos, suprantate, komitetas nutarė atsižvelgti iš dalies. Balsuojam. Ir taip ypatingos skubos tvarka, suprantate, šitą prieš pat sesijos pabaigą prastumti pačias didžiausias kiaulystės. Tai yra, aš kažkada sakiau, kad tokiu būdu galima įteisinti kanibalizmą. Tai tokiu būdu aš dar galėčiau pasakyti, kad aš turiu didelį įtarimą, kad šitos sesijos pabaigoje bus įteisinta partnerystė. Ir tiesą sakant, dabar dėl to nekilnojamo turto mokesčio. Žiūrėk, kaip gražiai viskas vyko. Pradžioje, kuomet iš tikrųjų buvo gana aiški rizika, kad prie Seimo gali vėl atsiras 10 000 ir daugiau žmonių, atsirado valdančiųjų sutarimas, kad pirmam būstui nebus taikomas joks mokestis. Paskui staiga atsirado suma 450 000. Paskui atsirado suma 200 000. 200 000 atseit atmesta, bet 450 000 jau liko. Ir tas žaidimas dabar iki pat sesijos pabaigos ir mes greičiausiai pamatysim arba 450, arba dar blogesnė versija, kuri gali būti ir 50. Ir bet tuomet jau nebus praktiškai laiko iki rudens kažkokios galimybės šitą dalyką jau taisyti. Seimas išsivaikšto atostogų, vienintelė viltis rudens sesijai bus paruošta ta piliečių iniciatyva, tarp kitko parašai renkami. Prezidento veto tikėtis ne, nes šitas prezidentas, kadangi jis yra bankų žmogus, jam tik tai norėsis, kad tas mokestis būtų, jis nori visuotinio mokesčio, aš manau. Taip, jis yra palaikęs atvirai šitą dalyką, todėl čia klausimų nekyla. Dabar iniciatyva piliečių, kur yra 50 000 parašų renkami, tai elektroniškai 11 000 mačiau surinkta, jeigu
Dar laiko yra beveik 2 mėnesiai, galima tikrai surinkti likusius 40 000. Net jeigu tas variantas nebus pats tobuliausias, kur piliečių iniciatyva, jis yra geras tuo, kad Seimas visiems bus priverstas balsuoti ne taip, kaip jie tarpusavį susitarė, o taip, kaip bus pateikta. Tai bus labai balsuoti sunku. Balsuoti prieš piliečių iškeltą projektą yra labai sunku, neparanku. Tu iš karto pastatai save į poziciją, kad tu esi toksai liaudės priešas. Bet vat, tu EBPO esi paminėjęs, aš sakiau, kad aš prisiminsiu. Vėlgi, ta migla, kad tai yra gynybai, tai yra socialinės atskirties mažinimui, tas 1, 2, 5, 10, ta visa šita migla, ji yra pakankamai sena, bet geras dalykas internetas, aš prisimenu, kažkaip tik komentavau prieš 2 metus, būtent šituo metu komentavau tokį irgi pasisakymą, irgi atkeliavo iš EBPO, Europos bendradarbiavimo, kaip ten yra. Taip. Ir buvo labai įdomus Europos bendradarbiavimo plėtros organizacija. Taip. Užstrigo šiek tiek. Ir buvo toks dalykas, kur dar prieš 2 metus, kaip tik, tuomet dar labai niekas neslėpė, kokie yra tikrieji tikslai tų nekilnojamo turto mokesčių. Bet tada konservatoriai pabandė, gavo atkirtį ir jie atšoko, šitie neatšoks. Ir čia citata, čia Verslo žinios, 2023 metai, galit pasitikslinti ir aš cituoju. Lietuva turėtų plėsti būsto nuomai fondą, nes didelė nekilnojamo turto NT nuosavybės dalis mažina rinkos likvidumą bei neskatina gyventojų mobilumo, geresnių galimybių paieškos, taip sukurdama ir prieinamumo, išperkamumo ir kitas problemas, teigia analizę atlikę ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos EBPO ekspertai. Tiesiai, šviesiai, atvirai. Jūs turite tapti klajokliais, kurie važinės nuo pono prie pono ir ims šitą ir siūlysis dirbti. Va čia yra Europos bendradarbiavimo šitą organizacija, kuri apskritai nereikalingai, kurio nebuvo galima stoti ir nebuvo galima klausyti ne vienos jų rekomendacijos. Tarp kitko, šitą masinis miškų kirtimas, jis irgi buvo palaimintas ir netgi indoktrinuotas EBPO. Jeigu tu atsimeni šitą dar prie Kęstučio Navicko. Tikrai taip. Ir visų šitų dalykų. Tai va. Taip, dabar, va čia yra esmė. Lygiai taip pat yra gėdama iš Tarptautinio valiutos fondo. Lygiai taip pat gėdama. Tarptautinis valiutos fondas gėda absoliučiai tą patį. Tai organizacija pakankamai konservatyvi, besivadovaujanti tokia jau faktiškai naftalininė tapusi monetaristinė teorija, kad didink mokesčius, mažink išlaidas, tik tai kam mažinti. O ką mažinti būtent? Mes jau su tim kalbėjom, ką mažinti galima ir kur iš tikrųjų yra jeigu mes kalbam, Tomai, jeigu mes kalbam apie tai, kad yra, aš tiesiog dabar skaitau čia, tai gerbėmėjai, iš tikrųjų yra problemos, pas mus yra problemos šiokios tokios su ryšiu, dar kartą pakartosiu, kad įrašas vis vienais atsidurs YouTube. Jūs galėsite tiesiog jį pasižiūrėti, dabar mes tiesiog, galima sakyti, įrašom greičiau negu transliuojam, bet jeigu jūs atsigaus ryšys, be abejo, jūs rašykit klausimus. Aš matau, nes man yra lygiai taip pat, tas pats aš tą patį matau. Turim problemų, nežinau, iš kur jos atsirado. Jonas Kazlauskas klausia Kristinos Voverytės, nesuprantu, kodėl vis dar druska neapmokestinta. Istoriškai druska buvo irgi viena iš prekių, kuri buvo tradiciškai apmokestinama, pati druska buvo atsiskaitimo priemonė. Bet dabar kas dėl nekilnojamo turto? Neturėkime iliuzijų, iš tikrųjų siekis žmonės pavers moderniais klajokliais, atimti iš jų nekilnojamą turtą, tai yra daug gilesnis, čia yra nelietuviškų šaknų, ne vietinių. Vietiniai be abejo tom iniciatyvom naudojasi, nes vėlgi galimybė surinkti biudžetą. Aš šios savaitės naujienos jų yra daug, bet aš jau pačias šviežiausias. Pavyzdžiui, The New York Times. Skaitom. Taigi, Ispanija privertė išimti 66 000 nuomojamų būstų iš Airbnb platformos. Kame yra esmė? O esmė yra tame, kad Ispanijos jau dabar vyriausybės politika jau artėja prie to, kad žmogui uždraus disponuoti laisvai savo nekilnojamų turtų, pavyzdžiui, nuomoti turistam,
čia aišku, pirmiausia, kalba apie Barceloną, turistinius miestus, nuomoti turistam, jeigu yra vietinių poreikis. Jau kai kur yra įvedamas nuomos mokesčių lubos ir taip toliau, taip toliau. Taip be abejo daugam taip galėtų patikti, bet problema yra tame, kad tai yra vienas iš būdų neleis disponuoti savo turtu. Ir kalbos yra tokios, kad iš vis dabar čia kairiųjų rinkimus keliaujantį tokia ultra kairioji partija yra, kur ten iš vis siūlo jau perteklinį būstą nacionalizuoti. Ir tas pats kas yra tas būstas, kuris perteklinis, tai čia yra kas? Nežinau. Lygiai tas pats buvo, tokios iniciatyvos buvo Vokietijoje, iš žaliųjų. Dabar dar vienas dalykas, kuris, dėl ko aš sakau, kad tai yra dalykai jau giliai ideologiniai, ta prasme, jie už Lietuvos ribų, kaip žinia, Europos Sąjunga, Europos komisija visą laiką daug pinigų sukišdavo į visokiausius projektus. Niekuo mažiau negu amerikiečiai su USAID, Europos komisija irgi taškėsi pinigai. Taip kaip yra tie pinigai, kurie galėtų būti, pavyzdžiui, skiriami, nežinau, rytinio pasienio, pavyzdžiui, apsaugai, arba pinigai skirti vėlgi gynybos sistemom. Pažiūrėkit, kaip atrodo ES didžiųjų valstybių kariuomenės. Tiek ilgai sėdėjo po amerikiečių skėčių, tai dar kandžiojo amerikiečius, kad prarado praktiškai savo kariuomenės. Vokiečiai su prancūzais. Prancūzai dar kažką, tai vokiečiai sugebėjo. Prancūzai turi Legion d'étranger, suprantate. Taip, tokiem reikalam. Ir dabar fantastiška naujiena. Tai yra, nepatikėsit, naujiena iš Pietų Afrikos. Taigi, Europos Sąjunga patvirtinus yra 4,7 milijardo eurų investicijų paketą, nepatikėsit, Pietų Afrikai. Atrodo viskas kaip yra. Tai kas ten bus prie Limpopo? Tai ten, žinai, galima pagalvoti, kad ten gamyklos bus statomos, ten dar kažkas, gavyba bus. Bet pasirodo, pirmenybė bus teikiama ekologiško socialinio būsto iniciatyvoms. Siekiant kuo labiau padidinti jo poveikį tvariam vystymuisi ir reikalauti žalių technologijų integravimų naujų socialinio būsto projektus konkursų etape, pagerinti ekologiško būsto projektų tvirtinimą siekiant užtikrinti greitą įgyvendinimą, padidinti investuotojų pasitikėjimą, siūlyti mokesčių lengvatas apie tankumo premijas projektam viršinčiams tvarumo kriterijus. Aš šitos keiksmažodžius aš tiesiog skaitau dėl to, kad žiūrovai suprastų, kad visa šita demagogija, ką mes kalbėjome apie Europos dokumentus, kur net patys, kurie rašė, greičiausiai jų neskaitė, čia visa šita demagogija yra skirta tam, kad pirmiausiai prakišti tą žalią kursą už Europos ribų. Pietų Afrika, man atrodo, Pietų Afrikoje yra valstybės, kurios pinigėlių turi pakankamai. Pietų Afrikos Respublika turi pakankamai ir man yra tik tai vienas klausimas. Kas ir kokį kyšį už šitą projektą gavo iš Pietų Afrikos Respublikos, tų kompanijų, kurios ten išgauna, žinom ką, deimantus, ar ne? Bet pats faktas. O tu įsivaizduok, milijardinė suma keliauja į aiškiai į balą, Europos pinigų, aiškiai keliauja į balą. Ne į balą, tu neteisus, jie keliauja į kažkieno kišenę. Nes tai yra projektas, kuris absoliučiai neperspektyvus, jis nieko neduos, jis niekam nereikalingas. Ir jisai gamtai nieko nepadės, supranti, ten ir Limpopo nuo to nepasidarys švaresnė ir panašiai. Bet tie pinigai, kažkokiu, žinai, kaip rusai sako, otkatų, o aš sakau, drožlė, grįžta į kažkieno kišenę ir dėl to jau yra susitarta. Priešingų atveju šitas projektas jokios savarankiškos prasmės neturi. Bet ir plus vėlgi, ideologinė sudėdamoji. Žalias kursas, kažkur. O dabar mes galim pasižiūrėti, paprastą dalyką. Jungtinėse Amerikos valstijose žaliam kursui pamažu ateina galas. Ir tai yra gerai. Čia isterika buvo, bet Amerikai nuo to geriau. Ir dabar, aišku, ten Trumpas yra visoks.
Trumpas yra visoks. Vienas Trumpas yra išoriai, užsienio politikai, kitas Trumpas yra Amerika. Amerikai geras, užsienio politikai, atsiprašau, kuo toliau, tuo įdomiau. Nekoks, švelniai tariant. Bet aš vis dėlto vis tiek sugrįšiu dar prie dalykų mokestinių. Aš prie mokestinių dalykų irgi noriu sugrįžti šitą. Aš dar tokią prognozę noriu tiesiog. Dabar gerbėmiai, galite užsirašyti. Aš prognozuoju, kad jau kitais metais mes iš valdžios pamatysim, kaip bus didinami vaiko pinigai, socialinės išmokos ir visi kiti dalykai. Taip, teisingai, kadangi visus apiplėši, o paskui nori pasirodyti geras ir pasirinkti, kam pamėtyti. Kai visi sako, reikia daugiau perskirstyti, aš sakau, kad per daug perskirstoma. Ir visoje Europoje per daug perskirstoma, ir Lietuvoje per daug perskirstoma. Palikit žmonėms pinigus. Ir sėdėkit savo ramiai. Dabar žiūrėk, bajeris. Taip. Žmonėms draudimo mokestinė lengvata nepriklausys. Taip, nepriklausys. Dar vienas naujas dalykas. Nauja serija, supranti, idiotizmo šitą, tai dėl ko ten norėjo protestuoti ūkininkai, gal iš dalies dėl to, gal ne dėl to, aš nežinau, bet maždaug dabar taip šitą bus toks dalykas, kad žmonių gyvybės draudimui, ten, ar tave draudžia darbdavys, nemėgstu tos savokos, bet ar verslas draudžia darbuotojus, ar tu pats draudiesi, tai jau maždaug nebepriklausys pasvarstymo. Tai ne gyvybės draudimui dabar nuėmė, gyvybės draudimui dar, man atrodo, paliko. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimui, tai jeigu aš apsidraudžiu sveikatą, tai man jau... Tai čia jau reikia mokėtis už tai mokesčių, šiandien lengvata nepriklauso, o štai gyvulių draudimui priklausys. Reiškia, kiauliams, paršams, suprantate, ten oškoms, avims ir avinams viskas tvarko šitą. O kodėl kitom gamybos priemonėm tada negalima? Pasėliams dar ten sakė šitą. Gerai, o būstui, statiniam? Pala. Irgi labai įdomi istorija, Ką aš galiu pasakyti? Šitą, žinote, aš pacituosiu Džordžą Orvelą, gyvulių ūkį. Šia citata. Už lango susibūrė gyvuliai, pagaliau suvokė, kasgi ištiko kiaulių fizionomijas. Jie žvalgėsi čia į kiaulės, čia į žmonės, vėl į kiaulės, vėl į žmonės, bet dabar jau buvo neįmanoma atskirti, kuris. Čia yra, tarp kitko, finalinė frazė gyvulių ūkio. Tai štai čia dabar taip ir rašyta, kad visos draudimo sutartys išskyrus gyvybės ir privalomą transporto priemonių draudimą bus apmokestintos 10% taryba, tačiau numatyta išimčių. Ir jos Skamarako socialdemokrato išimtimi čia atseit ūkininkams pagelbėti, kad jeigu tu draudi savo ožkos gyvybę ir sveikatą, tai tau priklauso. Bet vėlgi išimtis. Dabar išimčių metas vėlgi prasidės arčiau rinkimų. Bus išimtis. Duosiu tam, bet sakau, Šarikovai. Imsiu ir padalinsiu. Taip. Tam padalinsiu. Kas nesat susidūrę su apskritai apskaita, tai gal atrodys keistai, bet iš esmės įstatymai, kurie galioja ilgesnį laiką, ten pridėtinės vertės mokesčių įstatymas, PVM įstatymas ir daugiau, jie apauga galiausiai tokių kiekių išimčių, o paskui dar yra toks dalykas, kad tas reguliuojama vyriausybės nutarimų, ten įsakymų. Poįstatyminiai aktai netitinka įstatymo, išimčių yra kiekis milžiniškas, ir praktiškai tas įstatymas jis neveikia kaip turėtų veikti. Mano šventas įsitikinimas, kad įstatymai ypač mokestiniai, jie turi veikti taip, kad mažosios bendrijos buhalterė, su viduriniu išsilavinimu arba dar tiek neturinti, galėtų tinkamai tos įstatymus pritaikyti. Dabar, pavyzdžiui, aš dabar susidūriau su nuostabia situacija, krūva žmonių, ten Lietuvoje tokių keliasdešimt tūkstančių, aš taip suprantu, susidūriau su situacijoje, kad reikia, tie, kurie perka paslaugas iš užsienio įmonių, turėtų tapti tais netikraisiais PVM mokėtojais.
Lietuvos prievaizdai mokesčių turėjo pasiruošti šitai direktyvai 4 metus. 4 metus. Jie įsigaliojo nuo gegužės 1 dienos. Sistema pradėjo veikti nuo gegužės 5 pradėjo veikti. Nu ir jokingoji dalis, ateina raštas iš mokesčių inspekcijos, kuris byloja, kad šitą sprendimas dėl registravimo PVM mokėtojų sprendimas bus priimtas iki 8 mėnesio. Ta prasme, bet jeigu jūs turit mokėtinas PVM sumas, jūs turit susimokėti dabar. Nuostabus dalykas, sprendimas nepriimtas, bet tų mokesčius jau turi mokėti. Ir tokiai situacijų dabar atsidūrė Lietuvoje, manau, keliasdešimt žmonių, kurie perka, pavyzdžiui, paslaugas iš įvairiausių platformų. Nors ir muziką iš Spotify ir naudoja savo ten, pavyzdžiui, ten, nežinau, restorane, ten kirpykloje ir panašiai. Tai va, toks idiotizmas, toks geras buitinis idiotizmas. Tai va. Ir čia dar viskas, visa šita nuostabi istorija, čia mes va dabar kalbam apie tai, kad Lietuvoje ten toksai bardakėlis amžinas. Bet ta istorija nebūtų, su tais bardakėliais amžinais nebūtų tokia bloga, jeigu ne tarptautinė padėtis. Nes mes dabar gyvenam velniškai neramių laikotarpių. Nežinau, to šiaip seki, kas darosi artimuose rytuose? Na, kaip aš galėčiau nesekti šitą, mane išeina nesekti, tiesiog artimuose rytuose darosi liūdni dalykai. Izraelis, kaip tu žinai. Visi žinom, taip. Nu, visi žino šitą, kad Izraelis trinktelėjo Iraną. Trinktelėjo stipriai. Skaudžiai. Faktiškai buvo išžudyta visa karinė vadovybė Izraelio. Bet matai, kariuomenė yra toksai dalykas, kurio vadovybė greitai regeneruojasi. Nužudė generolus, pulkininkai taps generolais. Ir dar apsižiau. Ir dar bus aktyvesni. Taip, supranti, čia yra toks dalykas. Politinė vadovybė praktiškai nenukentėjo. Antras dalykas, nebuvo, ten yra pas jūs, yra net 2, Fordo ir dar kažkur, tai supranti, kalnuose, giliai po žemę, urano sodrinimo įrenginiai. Taip, centrifugos stovi jų. Ir tos centrifugos sunaikintos nebuvo. Nors Izraelis grumuoja, kad dar sunaikins, bet... A savo jėgom ne kaip. A ne kap. Matai, tam reikalingos supergalingos tos tokios kumuliatyvinės bombos, kurių Izraelis negamina. Tam reikia Amerikos. Bombonišių. O su dėdė... Tai 2 tik tai bombas paima. O su dėdė Trumpu susitar dėl to, aš suprantu, neišeina. O aš žinai, kaip matau visą šitą reikalą. Aš į šį konfliktą žiūriu taip labai, taip man iš tokios pusės, sakykime, jokių preferencijų neturiu, žiūriu iš tokios pusės, sakykime, tokio apžvalgininkos, tarkim, susidomėjusių. Iš paukščio skrydžio. Taip. Ir matau 3 dalykus matau pagrindinius. Pirmiausia, pirmas dalykas. Jau dabar visiškai aišku, kad NATO naudojami naujausi lėktuvai į Šipulius išnešioja rusiškos technikos pagrindų sukurtą priešlėktuvinę gynybą. Išnešioja į Šipulius ir gali toliau skraidyti ir bombarduoti kaip sakykime, per pratimus. Ne, nu taip, supranti taip. Antras dalykas. F-35 tai tikrai taip. Taip. Antras dalykas. Ilgametės kalbos, kad Iranas yra baisiai, oi koks baisus. Taip, 90 milijonų gyventojų valstybė, tai ne juokas. Bet kalbos, kad jis yra baisiai baisus, man atrodo, tuoj baigsis niekuo. Palauk, čia galima truputėlį tau paoponuoti, čia aš oponuosiu ne savo lūpomis. Aš nežinau, ar tu pažįsti, ar tu žinai tokį politikos ir ekonomikos apžvalgininką pakankamai populiarų, tarp kitko jis reziduoja Vilniuje, Vladimirą Milovą. Asmeniškai nepažįstu, bet pasižiūriu. Kartais apliko viceministras jis buvo energetikos. Taip, jis buvo viceministras Gaidaro laikais, man atrodo, šitą ten dar. Tai štai. Tai jo tezė yra ta, kad šita
šitas Izraelio išpolis prieš Iraną, jisai suvienys musulmonišką pasaulį. Ir kad netgi šiitai susivienys su sunitais. Vien tik tai tam, kad duoti atkirti už tokį išpolį prieš musulmonus. Taip. Ką tu apie tai manai? Aš tai tiesą sakant, nesu ten, sakykime, jau gilus ekspertas. Saudidai, Kataras susivienys ten su, nežinau, Jungtiniai Arabų Emiratai ims ir susivienys su šiitiniu Iranu. Na, pirmiausiai, aš tai įsivaizduoju, kad tam toj pačioj Saudo Arabijoje visą šitą reikalą stebi ir tyliai džiaugiasi, kad tokia dabar situacija. Nes priešprieša tarp Saudo Arabijos ir Irano, ji buvo sena, nepaisant to, kad Kinai jos sutaikė ir jie ten vos nebučiavosi, yra dar Turkija, kurie irgi, Iranas irgi nepati gerai. Nu šiaip kaiminystė, va tokios, va sakykime, autokratijos, tokios urvinės autokratijos, ir dar nedaug tų dievė su branduoliniu ginklu, mes jau ten Kimus matom. Nu niekam ji nepatinka, nu tai yra faktas. Va. Natūralūs sąjungininkai ten yra, pas Iraną, bet tai yra tos atplaišos, ten husitai, ten tos grupuotės ir visa kita. Hezbollah kažkur Libane, bet ten tuos sudaužė Izraelis. Hamasų nesudaužė, neina sudaužyti taip paprastai. Nu, ten reikia tikrai. Bet Hezbollah Libane buvo apdaužyta, bet vėlgi nepamiršk, kad Hezbollah tai čia yra Libano praktiškai valdžios vienas iš, sakykime, tų elementų. Taip, bet jinai buvo visą laiką finansuojama ir palaikoma ir tvarkoma būtent iš Teherano. Tikrai taip. Bet ką aš noriu pasakyti? Kodėl aš, pavyzdžiui, ramus, aš tas visas pasakos, sakyti, ne pasakos, ta prasme, tai nugastavimai, čia nėra pasakos, galbūt dabar išskis kokia raketa ir vožtas ten 500 kilotonų. Irgi, tarp kitko, dėl branduolinio ginklo nereikia, čia labai jau, mes esam tiesiog per tiek dešimtmečių, čia yra masinės kultūros dalis, kad branduolinis ginklas, tai jau, jeigu bomba branduolinė sprogo, tai viskas tai yra apokaliptinė katastrofa, nieko panašaus. 50 kilotonų sprogmuo, jeigu jis naudojamas fronte, jis pramuša 1,5 kilometro skylę, po kurią turi vežtis ten tankai, tai buvo Zapad pratybos. Ne, bet pala. Jeigu ant miesto nukris, tada viskas labai liūdna. Pala. Jeigu tu patekai po alfa spinduliuotę, tau iš karto šakės. Jeigu po beta spinduliuotę šakės po kurio laiko. O gamma spinduliuotė iš viso nežinia, kaip ją valdyti. Ne, nu tai supranti, tu kad patektų, turi stovėti atviroj vietoj kaip idiotas. Ir žiūrėt, tai kaip gražiai, tu blemba. Kas čia per kamoliukas, jeigu tu taip stovi, tada aišku. Ne, nu tai gerai. Bet faktas, kad nėra tokio apokaliptinio. Bet ką aš noriu dabar, prie ko aš link vedu. Mes čia galim visaip kalbėti. Bet aš siūlau, yra tokia, sakau, žydiška išmintis, žiūrėti, kaip ką daro pinigai, ką daro turtingi žmonės. Kaip keičiasi kas. Ir aš vis galvoju, kada, kai čiagi buvo pradžioj tų smūgių, buvo, kad šakės tuoj mes turėsim naftą ten po 150, 200, oi $300. Kelios dienos. Aš stebiu. Taip, mes turim ten $77 už barelį. Už Ar tai yra daug? Čia už Brentą. Ar tai yra daug? Palyginus, kad buvo 60, čia atrodo daug, mačiau, žiūrėkit, kaip pabrango. Čia aš žiūrovom dabar rodau tiesiog vienų metų dinamiką ir gerbiamosios matot, kad mes net nepriėjom prie praeitos vasaros kainų. Ką tai reiškia? O tai reiškia labai paprastą dalyką. Kol kas, sakykime, nuojautos, kad bus kažkokios apokaliptinės pasiekmes, ar to sąsiaurio uždarimas, ar ten branduolinis karas, nuojautos rinkoje nėra. Žiūrėk, aš vėl grįžtu prie pono Milovo argumentacijos. Jisai sako, kodėl neuždarys sąsiaurio. Dėl to, kad musulmonai išreiškė solidarumą su Iranu, tai dėl to jisai sąsiaurio neuždarys. Ir be solidarumo irgi neuždarytų. Nes Saudo Arabija pirmiausiai ir pati gerai apsiginklavus. Antras dalykas, svarbesnis yra. Kažkur tenais plaukė amerikiečių 6. laivynas, kažkur ganosi. Kaip tu galvoji? Ganosi Viduržemio jūroje, suprantu. Kaip tu galvoji?
kiek laiko prireiks amerikiečiam, o čia jau amerikiečiai įsikištas, dabar Trumpų mes aišku matome, išorinis Trumpas, man panašus į Putiną darosi. Kuris vis stato ultimatumus 60 dienų, 60 valandų. Bet jisai žaidžia dvišaliai sandoriais. Jisai mano, kad galima valdyti viską kaip uabas. Taip, o čia yra tas dalykas. Jisai nepripažįsta kažkokių ten tarptautinių taisyklių, taip toliau, šitą tiesiog susitarėm, nesusitarėm, tai duosiu snukį. Suprantate, jo yra tokia pozicija. Bet snukį jis irgi neduoda, kol kas jis niekam snukį nedavė. Bet kaip tu galvoji, suprantate, jeigu saudidai, suprantate, pajus realią grėsmę iš Irano, suprantate, šitą ir paskambins į Ameriką. Tai sakau, laiveliai atplauks. Laiveliai atplauks. Tai laiveliai yra, ten laiveliuose yra lėktuvėliai, kurie gali. Kaip tu galvoji, kiek supranti šitų išmintingų rankšluosčių režimas, kiek jis išgyvens, jeigu šitie laiveliai atplauks. Viskas. Ir čia yra situacija, šitiem yra piliečiam, veikėjam, yra situacija iš esmės be išeities. O šitoje dar situacijoje labai man patinka, kad užvakar dienos naujiena Irano parlamentas ratifikavo strateginį susitarimą su Rusija. Dabar įsivaizduoju, kaip Kremliui dabar linksma sėdėt, kuomet tu tik neseniai pasirašei visokiojopos pagalbos sutartį ir dabar turi vaidinti, kad ant tavo partnerio galvos raketos neskrenda. O čia irgi nuostabus. Na tai šitą, dabar taip bandau įsivaizduoti šitą, kaip ten Rusijos strateginė aviacija nusisuko nuo Ukrainos, suprantate, šitą ir skrenda bombarduoti Tel Avivo. Tu matai tokią perspektyvą. Šitą. Bet žiūrėk, yra vienas dalykas, kuris Ukrainai yra blogas, kad visi nusisuko į artimuosius rytus ir dabar, jeigu tu pažiūrėsi iš tikrųjų tarptautinės naujienas, tai ten apie Ukrainą dabar kur kas mažiau. Be abejo. Jeigu karas, šitas konfliktas, nes karų tokių nepavadinsi jau, nes karas visiems ant žemyniai būtų dar veiksmai papildomai, turėtų būti ir dar kažkas, bet ten jie bendros sienos neturi. Per Siriją reikės vaikščioti pirmin atgal. Per Siriją, bet ten dar praeiti reikia. Reikia praeiti, Sirijai dar reikia pagalvos, čia vienus ar kitus praleisti. Ko čia vaikštot per svetimą kiemą, zarazos. Jo labiau, kad saudidai nepadės. Ten niekas nepadės, jeigu ten, sakykime, jeigu per Siriją reikės vaikščioti. Bet faktas yra tame, kad jeigu konfliktas užsitęs, aišku, Ukrainos reikalai nuo to pablogės. Ir va čia, va šitoje vietoje ir mums yra grėsmės. Va čia atsiranda, o ties šitą vietą atsiranda mums grėsmės. Vėlgi, ten Tamanės divizija, gal tikrai Vilnių nežygiuos. Kol kas nėra nei kažkokios tai indikacijų, tai ir nėra. Galų gale. Kol karas vyksta Ukrainoje, mes, kaip ciniškai beskambėtų, mes sąlyginai galim ramiai gyventi. Aš pasakysiu paprastai. Ukraina yra toksai šarvuotas pampersas tarp mūsų ir šito. Taip. Šito nino. Jo, bet kiaulystę iškrės, kodėlgi ne? Kuomet, jeigu ten, sakykime, neduok dieve, iš tikrųjų atsitiks toks dalykas, kad Iranas vis dėlto pasirodys, kad jie turi branduolinį ginklą. Ir net jeigu ta bomba nukris kur nors ten Galilėjos dykumoje, tai ir tai bus, triukšmo bus tiek, kad per tą laiką ten atsiųst, kovinės meškas, ar keleivius iš Kaliningrado traukinio, kodėl ne? Yra toks laivelis kiaulės nugaroj pas mūsų, suprantate, Klaipėdoje, trečiam pagal dydį mieste. Laivelis yra. Kurį idiotai ten pastatė šitą, užminodami trečią pagal dydį Lietuvos miestą šitą. Bet čia nieko tokio šitą, tas klausimas buvo keliamas tada, bet niekas nekreipė dėmesio. Bet buvo pasakyta, kad čia viskas yra rusiška propaganda ir mes visiems turim pasakyti, nors buvo, tarp kitko, buvo kitas projektas. Kodėl ne tas būtingė? Taigi buvo projektas dar iš vis susitarimo kalbėti su latviais. Taigi su latviais nesusitarė. Ir pastatyti pačioj su Latvijais nesusitarė, Lūbiui nedavė statyti, suprantate, šitą. Čia seni laikai, bet pats faktas, kad mes turim skaudžių vietų, daug Tamanės divizijos mums neatsiūs. Tai net ir Pskovo neatsiūs, nes jie turi ką veikti dabar. Taip, bet kiaulystė yra įmanoma, jeigu užsitęsia konfliktas artimuose rytuose, o jeigu jis dar virsta tokių jau visiškai nematytų
Brandolinių, tai aišku, visa situacija pablogėjo. Bet va, aš dar, ką noriu dar leisk užbaigti, iš paskutinių naujienų, nu, vėlgi išorinis Trumpas, nesakau, vidinis Trumpas, jo vidaus politika, viskas, aš manau, puikiai jam ten sekasi, viskas yra gerai, ir migracijos klausimas, ir pagaliau uždūsino daugelį tų kontorėlių pinigų siurbenčių, tame tarp ir Lietuvos kai kurios kontorėlės liko be pašaro. Pradėjo cypt falcetų. Taip, bet išorinis Trumpas su savo tais ultimatumais Putinui jau pradeda priminti, kad va, aš tuoj padarysiu, o jis nieko paskui nedaro. Ir va dabar va, tas Trumpas į klausimą, tai vis dėlto Junktinės Amerikos valstijos įsitrauks į tą karą Izraelio su Iranu. Trumpas atsakė šitą baisiai išmintingai. Gal įsitrauks, gal neįsitrauks. O gal ir ne. Ir davė Iranui vieną parą. O dabar para jau tuoj baigsis. Jeigu mes po šitos paros nepamatysim amerikiečių smūgių, tai reikia suprasti, kad tai yra tokia pat taktika, kaip ir atveju su Ukrainos karu. Na, bravada. Lygiai tokia pat situacija. Bet dar vienas įdomus dalykas. Trumpui labai akivaizdžiai atsirado galimybė pagaliau pasiekti nors vieną tarptautinę pergalę. Ir dabar, kuomet jau Izraelis iš esmės Izraelis jam pasiūlė tą pergalę. Sulygino iš esmės priešlėktuvinę sistemą. Nėra aviacijos praktiškai Irane. Va. Dabar tik tai reikia kelių bombonešių, kurie pribaigs tas centrifugas. Ir Donaldas Trumpas pagaliau turės pirmą pergalę. Nes vėlgi prisiminus husitus. Tam porą badūnus, jūs suprantate šitą. Taip, prisiminus husitus. Trumpas buvo pareiškęs, kad jis sunaikino tos velniop husitus, husitai išlindo iš savo urvų, pakasė pakaušius, ištraukė tas raketas garažuose gamintas ir vėl apšaudė Izraelį. Va. Na, tai čia tas dalykas taip, tik tai, o dar man vienas įdomus dalykas. Kaip tu manai, jeigu vis dėlto, na, Izraelis pats negali to padaryti, bet jeigu amerikiečiai nesunaikins šitų urano sodrinimo centrifugų tų įrenginių, ar ne? Ir Iranas vis dėlto keliaus, o jisai išeina aiškiai iš diplomatinio proceso, kadangi jau paskelbė, kad iš diplomatija tyli tokiu atveju, tai kaip tu manai, Saudo Arabija, pavyzdžiui, ar jinai pasigamins branduolinį ginklą, ar jinai gali? Tai šiaip tokia buvo nuostabi apžvalga dėl valstybių, kurios... buvo valstybės, kurios turėjo branduolinį ginklą, bet jo atsisakė, pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublika. Nu ir Ukraina priverstinai. Ukraina taip pat. Taip, bet atsisakė, tokios greičiau priverstinai, Pietų Afrikos Respublika, ten įdomesnė situacija šiek tiek buvo, galėjo išlaikyti savo branduolinį ginklą. Egiptas irgi turėjo branduolinę programą. Taip, reiškia, tame regione. Egiptas taip. Techniškai pilnai pajėgi yra Turkija. Turkija neužsiėmė tuo dalyku dėl to, kad Turkijoje yra amerikiečių bazė su branduoliniu ginklu. Tai yra amerikiečių branduolinis ginklas Azijoje, vienintelį, ta prasme, artimuose rytuose, be abejo, ne Azijoje, nes Pietų Korėjoje irgi yra. Jis yra Turkijoje. Panaši situacija yra, jeigu mes toliau įmame, aš jau paminėjau, tai yra Pietų Korėja, kur irgi Amerika buvo garantų, kad jeigu kas pridengs savo branduolinių ginklų nuo Šiaurės Korėjos arba Kinijos, mainais Pietų Korėja, Pietų Korėja atsisakė savo branduolinio ginklo kūrimo. Ir va, tarp kitko, Trumpas pasielgė, nu, sakyčiau, vėlgi išorinis Trumpas, jis kartais, ne kartais, jis labai dažnai kažkaip pakankamai kiauliškai elgėsi ir buvo priekaištų Pietų Korėjai, mes ginam jūs nuo Šiaurės Korėjos. Galų gale Pietų Korėja seniausiai turėjo technologijas ir galimybės ir pinigus sukurti irgi savo branduolinį ginklą. Nes kadangi tai yra technologiškai pažengusi labai valstybė. Taip, toliau, dvi Europos valstybės, kurios turėjo savo branduolinės programas, irgi jų atsisakė. Irgi, tarp kitko, vienu atveju dėl švedų aš nežinau kodėl, nežinau tikrai. Priežasties dėl italų, tai aš žinau, priežastis buvo irgi, kad JAV branduolinis skydas bus ta prasme virš Europos visada visiems laikams. Iš tikrųjų, Amerikos politika visą laiką buvo tokia, kad jie nenorėjo, jog daugėtų branduolinių valstybių.
Taip. O dabar mes galim turėti situaciją, kad jų padaugės, nes jeigu Iranas pasigamins, tai aš nemanau, kad Saudus kas nors sustabdys, Saudydus, nebent Amerikos politika pasikeistų. Na, aišku, Trumpas neamžinai šitą, bet ką žinau. Galų gale pagaliau branduolinį ginklą pasigamina kol kas. Jeigu panorės, pasigamins Japonija. Japonija, taip. Argentina turėjo programą savo. Ir užbaigė tą programą po to, kai Argentinai buvo išaiškinta, kad, atleiskit, bet Falklandai tai dar ne viskas, ką galima patirti. Falklandai tai buvo visų pirma pačios Argentinos avantūra, o ne kas nors dar. Taip. Tai buvo avantūra, reikia priminti, kad Falklandai tai 1982 metai, kur tas jie vadino Malvinų salomis, anglai vadino Falklandais. Ten, man atrodo, kad avių ir pingvinų buvo gal net daugiau negu kad žmonių tose salose, bet reikalas tas, kad argentiniečiai kažkodėl tai po to, kai ten žlugo ta La Platos federacija, jie kažkaip tai laikė, kad tos salos turi priklausyti jiems. Ir vyko netgi dėrybos kažkokios buvo dėl perdavimo, tačiau nepopuliarus tuo metu Argentinos režimas nutarė, kad dabar štai paimsim ir jėga paimsim. Bet tiesiog tuo metu ir Thatcher režimas nebuvo populiarus baisiai Anglijoje, tai reikėjo... Jos tada irgi labai nemylėjo, nes buvo socialiniai protestai, tuomet irgi buvo... Klasiniai mūšiai gatvės. Taip, ten ne tik akmenim jau mėtėsi. Taip, nes ten dėl tų visų šitą pagalbės mokesčių ir taip toliau. Bet reikalas tas, kad tas pergalingas karas, tas toksai kur daug kas manė, kad tai Mission Impossible, supranta šitą, bet Britam pavyko tada. Na ir tada Thatcher reitingai šoko iki padebesių, o Argentinos režimas žlugo. Taip, pasikeitė. Ir tarp kitko su juo ir pasibaigė ir branduoliniai tie bandymai, traukuliai, ta prasme, bandymų jie nebuvo net atlikę, bet programa buvo. Bet dabar dar technologiškai yra kelios valstybės, kuris irgi buvo, tarp kitko, nurodytos kaip įmanomos. Tai yra Egiptą tu minėjai, ko gero. Tu minėjai. Šita Brazilija yra. O kodėl ne? Australija yra. Alžyras buvo paminėta irgi tarp valstybių, kurios pilnai pajėgus sukurti branduolinį ginklą. Aš manau, kad tokia pati Pietų Afrikos Respublika su savo resursais. Jau turėjo. Pietų Afrikos Respublika jau turėjo branduolinį ginklą. Bet iš tikrųjų vėlgi, mes aišku apie tą branduolinį ginklą taip, sakau, taip nutaikingai. Bet vėlgi į tokią radiofobiją, nežinau kaip čia pavadinti, aš tikrai siūlyčiau, gerbėmieji, nepulkite. Šiaip pasakojimai, kad masiniai kultūrai, kas parodoma, kad branduolinis ginklas tai čia yra a priori automatiškai apokaliptinis ginklas, tai vėlgi tam tikra propagandos dalis. Dalis. Ir aš kažkada buvau tokią nuorodą davęs, dabar aš neturiu tiesiog po ranka, negaliu į čiatą įmest. Yra simuliatoriai. Vienas iš jų Villeršteino, man atrodo, sukurtas simuliatorius, kur galima tiesiog ant realios teritorijos pabandyti, pasimuliuoti, kas bus, jeigu vienas ar kitas branduolinis užtaisas bus susprogdintas. Ir galiu pasakyti tokį dalyką, jeigu tai, pavyzdžiui, Iskandero ten 500 kilotonų skaitosi, jeigu tai nėra tankiai apgyvendintas miestas, tai pasiekmes tokios, sakyčiau, nuo vienetinio smūgio pasiekmes, sakyčiau, tokios, nėra kažkokios katastrofiškos. Tik tai matai, suprantu šitą, šiek tiek užteršta. Tik tai matai, kad mes gyvenam Vilniuje. Taip, mes gyvenam Vilniuje ir čia yra būtų negerai. 600 tūkstančių žmonių šitą, kurių ten evakuoti nelabai įmanoma. Aš dar vieną dalyką noriu tavęs paklausti. Pas mus, sakykime, taip technokratas, aš daugiau humanitaras. Štai Ukrainos GUR, vyriausioji žvalgybos valdyba, paskelbė, kad egzistuoja naujo tipo rusiškas dronas VDU. Visiškai autonomiškas.
atsparus rep poveikiui ir gebantis savarankiškai atakuoti. Net jeigu išsijungia GPS-as, jisai susiranda taikinį ir čia jisai veikia visai kitaip negu FPV dronai. Na, čia Rimas buvo, čia irgi. Čia Rimas Armaitis. Čia buvo paskelbęs irgi šitą informaciją. Čia Rimas Armaitis tą paskelbė. Tai štai, ką tu manai apie šitokią grėsmę šitą? Tai čia ir bus realiausia grėsmė moderniųjų laikų. Čia bus moderniųjų laikų realiausia grėsmė. Nes iš tikrųjų, tu pažiūrėk, kaip greitai evoliucionavo tie patys dronai. Pirmiausia, tu atsimeni, Ukrainos karo pradžioje amerikiečiai stenėdami, sukasdami dantis, buvo ukrainiečiam davė tos Switchblade. Switchblade. Taip. Ir čia buvo, o Jėzus, kokia tai yra technologija. Kad, vat, tai Switchblade'us ir Lietuva pirko. Jo, bet kokia yra technologija, žiūrėk tu man. Praėjo metai kiti. Ukrainiečiai tūkstančiais gamina tos dronus. Jau gamina dronus, kurie jau, sakykime, atsparus jau trinčiams. Dabar atėjo laikas, kuomet net ir, sakykime, radio ryšio ar ten per GPS veikiantis dronai jau irgi ne visuomet pagelbsti. Atsirado su optika, su optinių kabelių dronai. Artimam mūšiui. Dabar jau ir ukrainiečių, ir rusų, ukrainiečiai irgi tą prasme naudoja jau. Atsiranda dronai su dirbtinio intelekto technologijomis. Tai yra 3 metai. Ir koks yra milžiniškas šuolis. Vis dėlto karai, irgi kažkas sako, oi karai, negalima, sakykime, vardinti teigiamų dalykų. Karai yra, žmonijai visą laiką būdavo technologijos postūmis visada. Tai abudu pasauliniai karai. Dabar tai, kas dabar vyksta, aš galėčiau įvardinti 3 pasauliniu karu. Praktiškai jau dabar taip. Taip, čia tiesiog, jisai nėra paskelbtas, bet tai galima vadinti specoperacijom, galima vadinti antiteroristiniam operacijom, bet faktas yra vienas, kai grupės valstybių kariauja prieš kitą grupę valstybių, ten tiesiogiai ar netiesiogiai, tai yra pasaulinis karas. Taip, kad jisai 3 vyksta. Dabar žiūrėk, aš tik noriu paklausti, čia rašo Rimas Armaitis. Nepaisant įspūdingų galimybių, VDU lieka pažeidžiamas fizinio perėmimo atveju. Jo korpusas, komponentai ir elektronika rodo, kad tai serijinė, bet ne pramoninio lygio gamyba. Tikėtina pasitelkiant mišrės gamybos grandines Rusijoje ir Kinijoje. Civilinių modulių naudojimas reiškia, kad nėra įdiegtos aparatinės apsaugos nuo įsilaužimo, o duomenų saugojimas atvirame SSD diske gali palengvinti techninę žvalgybą, jei dronas būtų perimtas nepažeistas. Na, ne, tai čia yra specifika, aš negaliu nieko komentuoti, čia paties Rimo reikėtų paklausti, bet vėlgi, sakykime, gamyba visokiausių erzats priemonių, vėlgi karas parodė, jos gali būti pakankamai efektyvios. Vėlgi tie patys dronai su optika, tai čia buvo erzats priemonė pagaminta. Ir atsirado pakankamai daug tų antžeminių dronų irgi. Saveigių. Tai jūriniai dronai? Jūriniai atsirado, bet jūriniai tai ne erzats. Jūriniai tai vis dėlto tai yra karinių gamyklų, bet labai daug to atsirado tų praktiškai pusiau savadarbių. Jeigu kalbėt apie tas važinėjančias minas, kurios dabar vėl pradėtos naudoti, tai čia buvo idėja dar Antrojo pasaulinio karo. Jeigu ne pirmo. Aš dabar galiu klysti. Ar ne pirmo dar buvo. Matai, vienas dalykas turėti idėją, kitas dalykas ją sugebėti gyventi. Dabar atsiradus naujom technologijom šitą idėją realizuota. Nereikia dabar važinėti su tuo laidu. Tai jos dabar iš tikrųjų sugrįžta technologijos, kurios buvo jau išbandytos, bet tuomet dėl technologijų lygių negalėjo būti, sakykime, pilnai realizuotos. Ir va tie erzacai daug kur. Jie yra, tarp kitko, dalykai, kurie gali būti ir ateitis. Ir aš dėl to sakau, kad daug kas skeptiškai, jau tiek to nekalbėsim apie tos leopardus visą, ten galbūt viskas ten su jais gerai, bet esmė yra tame, kad mes praleidžiam kitą dalyką. Pas mus Lietuvoje yra gamybiniai pajėgumai. Mes Lietuvoje turim
pakankamai nagingų žmonių ir protingų žmonių. Tai, pakankamai turim. Mes turim... Kauno technologijos universiteto parodoj teko dalyvauti ir žiūrėti, ir kalbėtis, ir matyti šitą, kad kokius dronus jie gali pagaminti. Tikrai neprastesni. Tos pačius išbleidus. Supranti? Ir sako, šitą dronas yra nešyklė. Ką įdėsi, tą ir neš. Gali kameras, gali bombas. Supranti? Tai ir daugiau yra dalykų. Iš tikrųjų, mes ko neturim Lietuvoje? Mes Lietuvoje neturime politikų, kurie turėtų, būtų vizionieriai, turėtų strateginį mąstymą. Vat kur yra dalykas. Ateities komitetą turime, atsiprašau. Kiekis pastoviai. Nėra strateginio mąstymo. Ir antras dalykas, yra bijoma atiduoti iniciatyvai privačias rankas. Nes kiek yra kalbama apie tai, kad, sakykime, kad įmonėms reikia pagaliau leisti normaliai dirbti, su A klasės. O čia vėl aš to. Ginklais, kad įmonės galėtų, galų gale įmonės galėtų eksperimentuoti ir su ginkluote. O žiūrėk, o dabar supranti šitą, aš tau vėl pacituosiu tą patį Vladimirą Milovą. Jis sako šitą, kad dereguliacija ir visko atidavimas į privačias rankas priveda prie katastrofiškų padarinių. Ir argumentuoja jisai, žinai ko, vienu iš paskutinių katastrofinių įvykių, kai Indijoje nukrito Boeingas, kildamas. Žuvo 300 žmonių, nes šitą maždaug šitą, kad Boeingai krenta dažniau, nes Amerikoje, supranta, šitą aviacijos rinka yra dereguliuota. Airbusai krenta daug greičiau, kaip jisai sako. Aš sakau, aš tai tokius dalykus žiūriu labai atsargiai. Tai, kad nėra, sakykime, daug sričių, kur nėra konkurencijos, jau dabar praktiškai neliko. Tai yra faktas. Nelieka konkurencijos, automatiškai krenta gaminio kokybė ir taip toliau. Tu niekur nedingsi, tu visiems tą nupirksi. Aš nežinau šitą, ko yra daugiau pagaminta Boeingų ir Airbusų. Čia galima žiūrėti, bet čia yra, sakykime, ne esmė iš esmės. Bet aš vis tiek laikysiuos nuomonės, kad viską sukišti valstybiniam reguliavimui, o kiekvieną tą paragrafą surašyti. Tai yra idiotizmas, kuris paralyžuoja viską. Lygiai tas pats, sakykime, mes nuo mokesčių pradėjom, tai gal mokesčiais ir užbaigim. Lygiai tas pats, kad dabar vėl eilinį kartą siūloma ten peržiūrėti vaiko pinigus, taip toliau, taip toliau. Aš daug dalykų irgi siūlau reguliuoti per mokesčius. Per mokesčius. O dabar demografinė problema. Puiku. Reikia ne NPD pritaikyti, ar ten, sakykime, pašalpas. Turi būti tiesiog automatiškai su kiekvienu vaiku mažinamas gyventojų pajamų mokestis. Tam tikram procentui. Kažkas dabar užrėks, kad sakys, tai milijonierių sumažės ten tas GPM-as ten 50 000, o ten, sakykime, padieniam darbininkui ten iš rajono sumažės ten 20 eurų. Bet šitoj vietoj aš būsiu baisiai nepopuliarus, bet galiu pasakyti taip. Kad mums reikia piliečių ne tik kiekybės, bet ir kokybės. Ir praktika mokėjimų visokiausių, sakykime, pašalpų mokėjimų. Ne, pradžiai visus apiplėšė, viską iš visų atimė, o paskui daliniai... Daliniai išmaldas. Tai čia kažkokia nesąmonė. Aš mačiau, šiandien prie Norfo žmogus su ikona klupėjo, supranti šitą ir supratau, kad prašo išmaldos. Tai valdžia nori, kad visi mes tokiais ir būtume, supranti šitą, kad visi pinigai priklauso valdžiai, o tada jinai padalins, kaip sakoma, kaip ten buvo sakoma. Šaus, kaip supranti, kaip kiekvienam dievybę supranti visiems. Iš kiekvieno pagal galimybės, kiekvienam pagal darbą. Pagal darbą šitą. Tai čia yra tas komunistinis principas, kuris man apskritai yra nepriimtinas. Man pagaliau nusispjaut, kad kažkas nusipirks papildomą jachtą ar dar kažką šitą. Man svarbu, kad man užtektų. Ir kad iš manęs neatiminėtų to, ko man reikia, supranti, ir viskas. Ir čia tarp kitko yra tikrasis liberalizmas, kurio Lietuvoje labai trūksta. Mes turim liberalų vieną turim partiją, tai
Jie prisimena, kad jie liberalai, prisimena, kad atsidūrė gilioje Taip, opozicijoje. kai gilioje opozicijoje, tai jie dabar nebalsavo už tos idiotiškus mokesčius. Taip, bet jie sėdi gilioje opozicijoje. Taip, suprantu. Sėkmingai. Nes prieš tai, būdami su konservatoriais, balsavo, o tai irgi konservatoriai, kurie vedami pirmiausiai, pirmai pradžiai šito, kaip jisai paskui buvo Majauskas. Majauskas, na prieš tai Kubilius ne kažką buvo geriau. Paskui buvo šitas, paskutinis buvo Lingevo, buvo ekonomikos komiteto irgi, nu ne į tą partiją jis pakliuvo, nu būtų, o Lietuvoje uždrausta komunistų partija, veltui. Ten galėtų subėgti Sysas, Lingi iš konservatorių. Tai būtų aišku, šitie komunistai. Taip, iš Skvernelio ten publikos, ten yra Kukuraitis yra pavyzdžiui toks. O tie visi susirinktų. Va, tai būtų viena komunistų partija. Va, jie visiems idėjiškai vienoj toj partijoje ir būtų. Nu, visiems būtų aišku, gerai, šitą, pala, šitą Prancūzija, man atrodo, ir dabar komunistų partija. JAF yra. Nu, JAF matai šitą, ten, draugas Gesas Holas niekada arti prezidento nepriėjo. Nu, bet vis tiek. Ir kongrese, man atrodo, tai pas mus galima Martinę prileisti. Nu, tegul jie sėdi savo toj kompanijoje, nes per partijas yra išsibarstę tokie grini bolševikai. Kitaip aš jų nepavadinsiu. A jų yra visose partijose. Ir vat jūs visus vat į vieną, vat jie sueitų, viens kitą surastų ir ten saveikautų tarpusavį. Būtų ramu. Ir dar aš jiems išskirčiau, suprantai, kur nors gilioj provincijoje, suprantai, šitą kokiam nors šabakštynę kažkokią, tai suprantai, didelį žemės plotą, kurie galėtų įsisteigti savo komuną. Ir praktiškai parodyt, kaip viskas bus gerai. Kaip bus gerai. Va, o ne, nu kas išgyvens, nu paskui galima bus, žinai, per tvorą permest ant batoną kokį nors. Nes aš žinau, kad šito prireiks, nu batoną kokį ten dešros gabalą bus galima. Nes statant komunizmą, supranti, kaip ten buvo, sako, kada bus komunizmas? 80-ais. O sako, kodėl dingo dešra? O sako, šitą kelyje į komunizmą nieks šert nežadėjo. Jo, paskui Gorbačiovas netgi sakė šitą, o kas jums sakė, kad bus lengva? O Nikitas Sergejevičius Chruščiovas dar, mano mama gerai atsimena, sako, kad šitą, kad ir aš pats paskui mačiau tą suvažiavimą, kai jis sako, partija šventai prisiekė, kad jau šį kartą gyvens prie komunizmo. Taip. Tai ką, Tomai, gal žiūrėk, mes gal šiandien baigiam kadenciją, nes iš tikrųjų situacija su transliacija yra liūdna. Aš tikiuosi, kad visi, kas labai norėjo mus pamatyti gyvai, pamatys vaizdo įrašę. Nežinau, kas atsitiko, tiesiog aš pabandžiau visus įmanomus variantus, nu, bet bus proga jau tą techniką susižiūrėti, nes nežinau, nudžiuginsiu, nuliūdinsiu. Mes jau, jeigu nieko neatsitiks, nežinau, neprasidės branduolinis karas, ne dar kas nors, mes kitą savaitę jau šiokiuose tokiuose atostogose, vat, o kada pasirodysim, nu tai aišku bus anonsas. Tai labai, kaip sakoma, neliūdėkit, ačiū, kad pasirodėt, atsiprašau, kad šiandien taip gavosi su ta transliacija, nežinau, kas atsitiko. Vat, ir... Kas vis tiek pamatėt, tai uždėkit patiktuką šitą, taip. Apsilankykit Patreon'e ir taip toliau. Ir iki kito karto, iki gerbėmėjai ir gerbiamusios geros vasaros visiems.